Pagaliau po, ką žinau, 2 savaičių pakavimuose, nežinau dėl ko, kodėl tik tėvai pakavosi, man užteko 20 minučių sudėti kompą, kamerą, mikrofoną, tripodą ir viskas. Galima važiuoti ten ar porą maikių ir taip toliau. Kaip jūs supratote jo galbūt iš pavadinimo, kad šis vlogelis toksai bus iš turtuolių šalies, ten kur pas mus, pavyzdžiui, čia važinėja tokias mašinos, ten pas jūs važinėja Lamborghini, Bentley, Maybachai ir taip toliau. Tai kad tikrai bus ką pamatyti, bus tikrai gražių kadrų. Dėl jūsų aš labai pasistengsiu, taip pat keisinei statstylą biškį kitaip, akinukai, viskas ko reikia yra, gera kokybė, gera garso kokybė, dėl to aš jau pasistengiau, tai kad viskas, mes jau keliaujam ir išvarom iš namų. O, pagaliau. Aišku, dar kažkaip labai baisu filmuot, kai tai visi žiūri, kai neturi jokios patirties ir taip toliau, bet kažką bandysim, taip pat akiniai man labai padeda, kad nieks mes daugiau nematytų, tai kad, iš tiesų, jausmas labai keistas. Visur yra tas toks mėlynas dalykas, per kurį reikia eiti, ne? Gerai, jau keliaujam prie pirmųjų vartų iš Lietuvos, keliaudami Kijevą, o tada iš Kijevo tiesiai į Mamaje v Dubają, taip pat paleisiu šitą dainą ant fono būtinai. Visi kažko labai pasilgsta, kai išvaro iš savo šalies. Aš labai pasilgsiu atidirbu. Aišku, žodis labai keistas ir tikrai, kam reikės tas supras. Čia nėra kažkas skirto, kad visi tai suprastų. Namiokas yra ir tai yra svarbiausia. Ta patikra, kuri vyksta štai čia. Suradau mėgstamiausią selo gėrimą. Į paskutiniai momentai Lietuvoje. Tupakas groja, viskas okei. Kągi, jau keliaujam. Į šaltą Lietuvos klimatą išbėgam. Šiek tiek šalta, bet varom iki lėktuvėlio. Iki lėktuvėlio. Jau negaz. Tikriausiai pirmą kartą gyvenime tai vieta, kur galima normaliai išties kojas. Jau viso. Jau lėktuvas. Viskas, keliausim. Ukraina, sekantis stopas Dubajus. Atėjo laikas lėkti iš Ukrainos, ten kur vyksta karas, varom pagaliau lėktuvą ir po 3 arba 4 valandų būsime jau Saudo Arabija. bet mes atkeliaujam naktį, tad nieko gero nematysim ten.
Dabar Dubai yra plus 2,8 laipsniai. 1 valanda nakties ir to einam. Buvo labai keista, kai teko važiuoti pasiimti bagažą su metro. Wow, čia pas mus nueini 10 metrų, patsimi savo lagaminėlį ir varai, kur tau reikia, o čia atvarai su lėktuvu, įsėdi į traukinį ar metro, tik tada galima važiuoti pasiimti savo bagažą. Ir būtent dabar mes ten ir einam. Ok, čekinas praeitas, čia buvom. Dabar einam atsiimt bagažo ir miegot. Ką aš galiu pasakyti, viskas apvarėm, čia iš tiesų gražu. Iš tiesų labai fain. Dabar biškį prasivaikščiosim po kambariuką ir pažiūrėsim kas kaip ir bus galas pirmos dalies ir tikiuosi jums tai patiks. Nežiūrėkit, kad dabar aš tai painios, kadangi yra 4 valanda nakties maždaug ir yra sunku kažką normaliai šnekėt, bet dar pasivaikštom biškutėlį ir baigiam pirmąją dalį. Žiūrėk, klausyk, opa, žiūrėk, čia netgi spaust nereikia. Žiūrim toliau, kas čia. Klausyk, čia kaip pas mane namuose. Žiūriu, čia daug balto visko. Klausyk. Čia mes šiandien gyvenam, karočią, 7 aukšte iš 100 kažkiek, kadangi ten kažkaip tvarko, viskas užimta, tai rytoj mes galėsim pasirinkti kokį norim kambarį. Atrodo įspūdingai. Permatomas dušas, tulikas, antras tulikas. Toliau telefonas ir laukia kažkaip nelabai kas ką gero matosi. Tiek šiandien aš miegosiu living room'e, karočią. Taip pat štai yra. O, čia gražu, ką? Čia fainai. Klausyk, ką fotkę padaryti. O, gerai, padarysiu. Viskas yra gerai, kur yra štai tokie aparatai. Laukiau šito 9 valandas. Tai yra įspūdinga.